Dievo valia, jo noras ir troškimas, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Jei Dievas trokšta, kad man būtų atleistos nuodėmės, kad būčiau apvalytas ir tapčiau jo vaiku, tai tikrai norėtų, jog žinočiau apie išgelbėjimą ir būčiau dėl jo tikras. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Atgaila šiuo atveju reiškia gelbstinti Kristaus pažinimą. Kalbant apie išgelbėjimą, atgailą bei tikėjimą, pravartu žinoti, kad yra dvi medalio pusės, nes atgaila tai pakeista mąstysena. Kai žmogus savo pasitikėjimą sudeda į Kristų, jis pradeda kitaip mąstyti, nes šie du dalykai neišskiriami. Kai priimate Kristų kaip gelbėtoją, Dievas per atgailą apvalo jūs nuo nešvaros. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad išgelbėjimui apvalymo nereikia. Dažnai tenka girdėti, jog reikia atgailauti, pakeisti požiūrį ir apsivalyti. Tačiau atgaila yra pasikeitęs požiūris į Dievą, į Kristų ir į nuodėmę. Jis suteikia tikėjimą bei išgelbėjimą. Kai patikime Jėzumi kaip gelbėtoju, atgailaujame dėl visko, ką esame padarę blogą. Kartu keičiasi mūsų mąstysena ir elgesys. Bet jei laikotės nuostatos, jog norint išsigelbėti reikia pasikeisti, vadinasi, nesate išgelbėjimas tik malonę, bet ir savo apsivalymo veiksmu. O ši mintis visiškai netitinka šventojo rašto. Laiške Titui, 3 skyriaus 5 eilutėje sakoma: Jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Tai reiškia, kad išgelbėjimas įgyjamas ne darbais, bet yra neužsitarnauta dovana. Jis negali būti įgytas ir kaip dovana, ir kaip atlygis už nuopelnus. Dievas yra geras ir maloningas, tačiau suteikdamas išgelbėjimą, jis į mūsų nuopelnus neatsižvelgia. Kitaip tariant, išgelbėjimas visiškai nesusijęs su mūsų gerais darbais. 2 Petro laiške, 3 skyriaus 9 eilutėje parašyta: Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Tai reiškia, jog pats Dievas nori, kad mes įgytume gelbstinti Kristaus pažinimą. Norėdami suprasti išgelbėjimą ir būti dėl jo tikri, turėtume žinoti, ko trokšta Dievas. Kaip sakėme, jis nori, kad būtume išganyti ir įgytume tiesos pažinimą. Kitaip sakant, Dievas nori, kad pažintume save ir žinotume, kas esame. Juk dabar jau esame nebe nusidėjėliai, bet šventieji, jo vaikai. Tiesa, retkarčiais nusidedame, bet mūsų naujajai prigimčiai nuodėmė nėra būdinga. Mes iš tiesų esame visagalio Dievo sūnus ir dukterys, tačiau ne dėl savo elgesio ar gerų darbų, bet dėl Dievo malonės. Jis mus įsivaikino per savo sūnaus Jėzaus Kristaus mirtį. Kai priimame Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, tuomet buvę tolimi nuo Dievo, jo nepažinę, susitaikome su juo ir tampame jo vaikais. Žinodami Dievo troškimą, suprantame, jog iš tiesų galime būti tikri dėl savo išgelbėjimo. Antras dalykas, kurį turime žinoti, yra mūsų išgelbėjimo sąlyga. Evangelijos pagal Matą 20 skyriaus 28 eilutėje parašyta: Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Dievas Tėvas pasiuntė Viešpatį Jėzų Kristų mirti už mūsų nuodėmes. Jėzus tapo išpirka už mus. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad būtent dėl to Jonas Krikštytojas, rodydamas Jėzų, sakė: Štai Dievo avinėlis,
kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jėzus atėjo paaukoti savo gyvybės kaip išpirkos už daugelį. Pirmame Petro laiške 2 skyriaus 24 eilutėje parašyta: Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jėzus iškentėjo išsiskyrimą su tėvu. To nebuvo patyręs amžinojoje praeityje. Ant kryžiaus jis buvo atskirtas nuo tėvo ir nežinia, kaip ilgai kentė šį išsiskyrimą. Ta pati kęs ir tie, kurie atstumia Dievo sūnų Jėzų Kristų. Ant kryžiaus Jėzus iškentėjo bausmę už mūsų nuodėmes. Jis dėl mūsų padarė tai, ko patys niekada nepadarytume. Mūsų nuodėmės skolą turėjo grąžinti tas, kuris nėra nusidėjęs. Dievas tėvas pasiuntė savo viengimį sūnų ir uždėjo jam nuodėmės skolą, kad mes turėtume galimybę ateiti pas tėvą. Priėmę Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, patvirtiname, jog jis yra išpirka už mus, kad jis nešė mūsų nuodėmes. Kai tik tai išpažįstate ir patikite Jėzumi, esate išgelbėtas. Svarbu patikėti Dievo žinia be jo liudijimų. Taigi, dabar aišku, kad išgelbėjimo sąlyga yra Dievo sūnus Jėzus Kristus, kuris sumokėjo mūsų skolą. Na, o dabar atsiverskime Evangeliją pagal Joną ir atkreipkime dėmesį į žodį tikėti. Pasižiūrėkime, kągi mes turime daryti, kad būtume išgelbėti. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi, iš mūsų reikalaujama vieno – tikėti. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Paulius nepasakė tikėk, gerai jauskis ir daryk gerus darbus. Kad svarbu tik viena. Dėl to išgelbėjimą gali patirti ir 5-metis vaikas, ir visiškai baisus ir žiaurus žmogus, nes viską nulemia tikėjimas. Norėdamas būti tikras dėl savo išgelbėjimo, turite žinoti, ko trokšta Dievas ir kokia yra išgelbėjimo sąlyga. O ji tokia, kad būtumėte išgelbėtas, privalote tikėti, jog Jėzus prisiėmė bausmę už mūsų nuodėmes. Trečia, norint būti tikram dėl savo išgelbėjimo, reikia praeiti trejopą patikrą. Pirma, reikia žinoti, kas sakoma Dievo žodyje. Kaip parašyta Apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 31 eilutėje, tai reikia tikėti viešpatį Jėzų Kristų ir būsite išgelbėtas. Tad pasitikrinkite, ar tikite Dievo žodžiu. Jei tikite, vadinasi, darysite tai, kas parašyta, ir tai laikysite tiesa. Remdamiesi Dievo žodžiu, žinosite, jog išpažinę Jėzų kaip gelbėtoją, esate išgelbėtas. Antra patikros dalis yra dvasios liudijimas, apie kurį kalbama 1 Jono laiško 5 skyriaus 10 eilutėje. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi savyje tą liudijimą. Kas Dievo netiki, tas jį melagiu verčia, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė apie savo sūnų. Norėdamas, kad būtume tikri dėl savo išgelbėjimo, Dievas mums davė šventosios dvasios liudijimą. Laiške Romiečiams 8 skyriaus 15-16 eilutėse apaštalas Paulius rašo: Jūs esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiama Aba tėve, ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Ką turime galvoje, sakydami dvasios liudijimas? Ar tai kažkoks pojūtis? Ne. Kai atgimstame iš aukštybės, mumyse apsigyvena Dievo dvasia. Per ją bendraujame su Dievu. Dvasios liudijimas tai ne tik pojūtis,
mat išgelbėjimo metu galimi tam tikri potyriai. Dvasios liudijimas – tai gilus įsitikinimas, kurį suteikia Dievo dvasia liudydama mūsų dvasiai. Ta liudijimą labai sunku apibūdinti, bet jį galima būtų pavadinti vidiniu balsu. Šventoji dvasia apsigyvena mumyse ir liudija mūsų dvasiai, kad esame išgelbėti. Taigi, toks yra trejopas patikrinimas. Pirmiausia, patikriname Dievo žodžiu. Antra, turi būti Dievo dvasios liudijimas. Ir trečia, turi keistis gyvenimas. Jei esate Dievo vaikas, vadinasi, esate jo malonę išgelbėtas, atgimęs iš aukštybių, turite naują dvasią, naują gyvenimą ir tapęs naujų kūrinių. Jei esate naujas kūrinys, vadinasi, pasikeičia jūsų gyvenimas ir nuoširdžiai trokštate to, kas dieviška. Jūs norite bendrauti su krikščionimis, jūs mėgaujatės Dievo žodžiu. Tačiau atgimimas iš aukštybių neapsaugo jūsų nuo nuodėmės ir jūs galite vėl atsitraukti nuo Dievo. Galite būti išgelbėtas su jumise gyvenančia šventąja dvasia, bet dėja vaikščioti kreivais keliais ir patirti negerų dalykų. Aišku, Dievo dvasia nuolat kaltins jūs dėl nuodėmės ir jūs niekaip negalėsite su tuo susitaikyti. Jos balsą galite gniaužti, spausti, bet negalėsite nutildyti ir darydami blogą žinosite, jog elgiatės negerai ir kad Dievui tai nepatinka. Be to, jūs kęsite savo nuodėmės pasekmes. Kai žmonės sako, jog nuodėmė jų netrikdo ir nuolat nusideda prieš Dievą, netrokšta nei jo žodžio, nei paties Dievo, nenori bendrauti su dievotais žmonėmis, tuomet turiu pagrindą tikrai abejoti jų išgelbėjimu. Kai žmogaus širdį ateina šventoji dvasia, ten ateina ir Kristus. O jei jūsų gyvenimą atėjo Kristus, vadinasi, norėsite to, ko nori Dievas. Mums nedera kišti nosis į kito žmogaus gyvenimą, tačiau reikia žinoti, jog išgelbėto ir neišgelbėto žmogaus gyvenimas skiriasi. Kaip jau minėjau, gyvenime gali įvykti tragedija ir išmušti žmogų iš pusiausvyros. Galima mažai išmanyti Dievo žodį, bet vis tiek būti išgelbėtam. Jei niekas dorai nemokė Dievo žodžio, tuomet susidūrę su sunkumais žmonės palūžta, pradeda vartoti narkotikus, alkoholį. Netikėta nelaimė ar tragedija, jos tiesiog nusviedžia į šalį. Neteiskite jų ir nesakykite, jei būtum išgelbėtas, tai tikrai šito nedarytum, nes jiems ir taip labai sunku. Na, o dabar norėčiau jūsų paklausti, ar kada nors išpažinote savo nuodėmės viešpačiu Jėzui? Ar sakėte tikys, jog jis dėl jūsų mirė ant kryžiaus? Ar patikėjote juo kaip gelbėtoju? Jei tai buvo, remdamiesi gyvojo Dievo žodžiu, dėl savo išgelbėjimo, būkite visiškai tikras ir pasitikėkite, jog tai tiesa. Bet jei tik lankėte bažnyčią, buvote krikštytas, mokate katekizmą, buvote mokytas sekmadieninėje mokykloje, na ir paprasčiausiai prisijungėte prie parapijos, vadinasi, jūs nebuvote išgelbėtas. Kol pats nepriimsite Jėzaus kaip gelbėtojo, nebusite išgelbėtas. O jei jį priėmėte, vadinasi, esate išgelbėtas ir išlaikėte trejopą patikrą – žodžiu, liudijimu ir gyvenimu. Mielas bičiuli, jei niekada nepasitikėjote Jėzumi kaip gelbėtoju, padarykite tai dabar. Melskitės šią paprastą maldą. Dangiškasis Tėve, dabar žinau ir tikiu, kad Jėzus mirė dėl manęs. Išpažįstu, esas nusidėjėlis ir tikėjimu priimu jį kaip savo gelbėtoją. Nuo šiol vesk mane tu. Jei kartu meldėtės šią trumpą maldą ir tikite, tuomet esate gimęs iš aukštybių, išgelbėtas ir amžiams užantspauduotas kaip Dievo vaikas. Nors jūs, kaip ir visi tikintieji, vis tiek nusidėsite, atminkite, kad jūsų santykiams su viešpačiu niekada negresia pavojus.
Leiskite, kad ši išlaisvinanti tiesa skatintų gyventi ne nuodėmiai, bet dėkinga širdimi mylėti ir paklusti Dievui. Kai tikėjimu priimame Kristų, esame laisvi nuo pasmerkimo. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą,